Pabėgėlių priėmimo centras kartu su partneriais įgyvendino projektą Parama karo pabėgėliams iš Ukrainos, kurio vienas tikslų – gerinti specialistų dirbančių su užsieniečiais kompetencijas. Gruodžio 7 rytą Jonavos viešojoje Grigorijaus Kanovičiaus bibliotekoje pristatytas įvykdytas projektas Parama karo pabėgėliams iš Ukrainos. Projektą, kuris truko pusmetį, įgyvendino 3 partneriai – nevyriausybinė organizacija Diversity Development Group, Lietuvos Raudonojo kryžiaus akademija ir Pabėgėlių priėmimo centras. Pastarojo misija projekte – gerinti specialistų kompetencijas teikiant paslaugas užsieniečiams. Dėka šio projekto Pabėgėlių priėmimo centras kartu su partneriais surengė gebėjimo stiprinimo renginius, praktinius mokymus ir užsiėmimus ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Įtraukti įvairių sričių specialistai gilino žinias migracijos, teisinio reglamentavimo, profesinės etikos, migrantų integracijos politikos vystymo bei kitomis temomis. Mokymai buvo surinkti visos Lietuvos atstovams, specialistams, kadangi Lietuvoje mes turime didžiulį skaičių gyvenančių ukrainiečių ir vis dėlto specialistai stokoja žinių, kaip atliepti jų poreikius ir kartais įsigilinti geriau į situacijas. Tai ir kilo tokia mintis idėja stiprinti tiek centro darbuotojų gebėjimus, tiek bet kokios savivaldybės, bet kokios institucijos dirbančios, tarkime, socialiniai srityje, sveikatos ar mokesčių inspekcijoje, ar netgi bibliotekoje, kaip sutikus užsienietį, ko galima tikėtis ir kaip jam pagelbėti. Iš viso suorganizuota apie 40 renginių tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse – Švedijoje, Belgijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Lenkijoje, Airijoje. Projekto įgyvendinimo metu surengta 200 valandų mokymų, kuriuose kompetencijas stiprino 200 dalyvių. Pasak Pabėgėlių priėmimo centro direktorės Beatričės Bernotienės, mokymai sulaukė gerų dalyvių atsiliepimo, buvo itin naudingi, o specialistai teikiantis paslaugas užsieniečiams naujas žinias galės pritaikyti savo kasdieniame darbe. Centro darbuotojams buvo organizuoti mokymai, kaip atpažinti potrauminio streso sindromą, kaip dirbti su tuo, kaip teikti pirmąją psichologinę pagalbą pabėgėliam. Taip pat buvo organizuotos supervizijos su mūsų pagrindiniais partneriais, nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios dirba visoje Lietuvoje su prieglobstį gavusiais užsieniečiais, tam, kad pastiprinti bendradarbiavimą, tam, kad įsiklausyti, išgirsti kylančius problemas ir rasti kartu sprendimą ir formuoti naują praktiką, kad paprasčiau dirbti ir kad atliepti tos poreikius. Ir buvo organizuoti taip pat 6 studijų vizitai, kuriuose dalyvavo net 17 savivaldybių atstovų. Skirtingose šalise specialistai galėjo susipažinti su institucijų veikla, kurios dirba su užsieniečiais. Tarkime, kaip padeda jaunimui, kaip atliepia poreikius vyresnio amžiaus žmonėms, kaip yra organizuojamas ugdymas užsieniečių vaikam, kaip yra organizuojamas kalbos mokymas ir kaip atliepia jų poreikius ir pagal jų išsilavinimą, pagal jų įgūdžius, pagal jų gebėjimus, kad kuo greičiau žmogus atrastų savyje ir tvirtybės, ir stiprybės, ir drąsos, kad galėtų pats savarankiškai gyventi. Su pabėgėliais dirbančių specialistų įgautos naujos žinios bei praktinės patirtis leis užsieniečiams suteikti įrankius lengvesnei integracijai. Užsieniečiai iš tiesų seniai gyvena Lietuvoje ir gal tik prasidėjus karui Ukrainoje mes daugiau patys kaip visuomenė kreipiame didesnį dėmesį ir suprantame pabėgėlių jausmus, suprantame jų poreikius. Tai yra tokie patys žmonės, bet turintys vienokių ar kitokių traumų, poreikių ir kuriems reikia pagalbos,
pasiūlyti tam kažkokių įrankių tam, kad galėtų su tų įrankių pagalba žmogus pats savarankiškai gyventi. Tai yra tiesiog tokia pati visuomenės dalis, kaip ir patys Lietuvos gyventojai. Nevyriausybinė organizacija Diversity Development Group, vykdanti mokslinius, taikomuosius ir infrastruktūrinius projektus žmogaus teisių, švietimo, lygių galimybių, įvairovės, migracijos ir integracijos srityse, šiame projekte suplanavo mokomųjų vizitų programas užsienyje. Projekto partnerių bendras tikslas – įsigilinti į migracijos klausimų ekosistemą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse, kurios taip pat susiduria su prieglobsčio prašytojais. Mūsų bendras tikslas šito projekto buvo pabandyti pamatyti migracijos klausimų ekosistemą įvairiose ES šalyse. Tai praktiškai, vėlgi jeigu kalbėti apie praktiką, teko kiekvienam iš mūsų dalyvauti vienam ar kitam vizite, kaip palydinčiam asmeniui turinio aspektais. Ir ta nauda yra, kad tu tiesiog pabandėjai susitikai su tais žmonėmis, kurie daro pokyčius migracijos srityje. Pagrindinis organizacijos tikslas – tobulinti ir valdyti įvairovę siekiant tvarios, tolerantiškos ir socialiai atsakingos visuomenės. Kaip sako tyrimų vadovė, įgyvendinus šį projektą yra galimybė išanalizuoti stipriasias ir silpnasias puses, teikiant paslaugas užsieniečiams. Mes daugiau suprantame save kaip tuos, kurie tai generavo ir teikia naudą arba galimybę tą naudą gauti kitiems dalyviams. Mes daugiau žiūrime tai, dabar jau kai reflektuojam, kad tai būtų kaip pilotinis, toks projektas, tada mes jau sužinom, kokie stiprus, kaip privalumai, tos stipriosios pusės, kokie dalykai yra taisytini ir mes tada galėtume pasiruošti dar programą kitiems metams, pritraukiant kitus dalyvius, galbūt problematiką pritaikant prie jų poreikių. Tai o tas visą laiką apsilankymas, pabandymas, pasižiūrėjimas, kalbėjimas su žmonėmis, kurie dirba konkrečiai su žmonėmis, kurie nėra gimę konkrečioje vietovėje ir ieškojimas būdų, kaip jiems tapti saviems, padėti jausti saviems, gyventi tiesiog paprastą žmogišką gyvenimą, tai jisai visada yra naudingas. Nemažą patirtį su pabėgėliais turinti Lietuvos Raudonojo kryžiaus akademija projekto baigiamajame renginyje akcentavo, jog šių mokymų aktualumas buvo kiek kitoks. Kodėl? Man atrodo todėl, kad mes sulaukėme iš tikrųjų didelio skaičiaus iš Ukrainos atvykusių karo pabėgėlių, kurie apsigyveno labai daugelyje savivaldybių ir tiesiog savivaldybių darbuotojai įvairiose srityse susidūrė su tais žmonėmis ir jų poreikiais. Ir man atrodo būtent dėl to, kad tai jau nėra tik kelių savivaldybių arba vieno pabėgėlių priėmimo centro žmonės, tai ir tapo daug aktualiau. Kai jau pradedi padėti žmonėms, kai pradedi teikti jiems pagalbą, tas aktualumas ir tau natūraliai kyla poreikis žinoti daugiau, kaip tą pagalbą arba paslaugą suteikti geriau. Tai man atrodo, tai iš esmės pakeitė poreikį ir tapo aktualesni ir patys mokymai, nes žmonės jau ateina su klausimais. Susiduriam su tokia situacija, kaip jas spręsti, susiduriam su kitokia situacija, kaip jas spręsti ir panašiai. Sakot, ateina žmonės jau su klausimais, tai vadinasi, pirmieji mokymai vis tiek kažkokie tais buvo irgi kitokie ir dabar jau kylantis nauji klausimai su tais atėjusiais naujais iššūkiais tiem žmonėms, kurie praktiškai galbūt ir nesusidūrė yra? Taip, būtent taip, kad anksčiau, jeigu niekada nesusidūriau su užsieniečių gyvenančiu savivaldybėje, tai man net nekildavo klausimas dėl jo teisinio statuso, nes pavyzdžiui, Lietuvoje turimos teisės žmonių iš tiesų priklauso nuo to, kokį leidimą gyventi jie turi ir panašiai. Tai man atrodo, tas žmonių apsigyvenimas įvairiose savivaldybėse ir susidūrimas ir ėjimas paslaugų į skirtingas institucijas, įstaigas ir lėmė tai, kad tų klausimų jau susidūrusių žmonėms iškilo daugiau. Projektas įgyvendintas Europos socialinio fondo lėšomis.